Aš esu meškiukas, Beki Kuprinukas. Laukiu jūsų Erkiosk ir kioskose Lietuvos spauda. Jei tik panorėsite, visuomet būsiu su jumis ant nugaros kaip kuprinė. Aš kviečiu visus gyventi kartu, žaisti, gerbti kitus ir neskriausti silpnesnių. Papasakosiu jums vieną istoriją apie tai, kaip man pavyko išgelbėti mažą paukštelį. Aš ir mano draugas Mantas esame neišskiriami. Kuris eina, ten ir aš ant kupros. Štai vakar, kartu mums žingsniuojant namo, staiga pastebėjau, kaip įsiutęs šuo Dogas lekia link mūsų. Vos spėjome užsiropšti į medį. Tikrai būtų kelnes sudraskęs ir man, ir Mantui. O tupint medyje, mūsų užklupo varna Karna. Jis sumanė Manto kepurėlę nugvelbti. Gerai, kad laiku pastebėjau vagilės kėslus. Matyt, savo vaikams norėjo į lizdą nunešti ar kokią kepurinę sušokti, kas ją žino. Bet įdomiausias dalykas nutiko šiandien. Mano draugui Mantui ši diena buvo ypač svarbi. Vyko lemiamos futbolo rungtynės. Taigi mes nukeliavome į stadioną. Mane Mantas paliko šalia medžio saugoti savo drabužių ir nuskubėjo į aikštę. Rungtynės buvo nepaprastai karštos ir įnirtingos. Abi komandos buvo labai stiprios. Galų gale varžybos baigėsi. Rezultatas 5-5 lygų. Teisėjas paskyrė 11 metrų baudinius. Žiūrovai ūžė, šaukė, skatino savuosius. Visų žvilgsniai buvo nukreipti į vartininkus bei į baudinių mušėjus. Ir žinoma, niekam nerūpėjo, kas vyksta už aikštelės ribų. Aš taip pat jaudinausi, kaip seksis mano draugui, kurio smūgis turėjo būti lemiamas. Bet kaip tik tą akimirką akies krašteliu pastebėjau, jog netoliese prie kaštono ant žolės beviltiškai spurda iš lizdo iškritęs paukščiukas. O už kelių žingsnių nuo jo vėl tas pats baisuoklis Dogas, nedraugiškai urgzdamas artinasi link mažylio. Galvoti, laukti ir kviesti pagalbos nebuvo kada. Taigi, sukaupęs visas jėgas, šokau į žūtbūtinę kovą gelbėti paukščiuko. Šuo iš netikėtumo net apstulbo. Matytis pagalvojo, kaip toks mažas, minkštas, rudas padarėlis išdrįso jam pasipriešinti. Taigi, Dogas dar kartą baisiai suurzgė, atkišęs aštrias iltis. Tačiau aš neišsigandau ir įsakmiai paliepęs, nedrįsk liesti paukščiuko, užstojau mažylį. Tačiau Dogui buvo nė motais. Jis kibo man į kailiuką, norėdamas nusviesti mane šalin ir pastverti savo grobį. Užvirė arši kova. Pajutau, kaip plyšo mano kailinukai ir iš kuprinės iškrito Manto priešpečių dėžutė. Jai prasidarius išslydo ir sumuštiniai. Gundantis skanėsto kvapas suviliojo Dogą. Jis metėsi link maisto. Jį akimirksniu pagriebė ir nuskuodė, palikdamas ramybėje mane ir paukščiuką. Nieko nelaukdamas, aš pačiupau paukštuką ir žaibo greitumu įsliuogiau į kaštoną. Suradęs tarp šakų lizdą, įkėliau drebantį iš baimės vargšą mažą paukštytį. Netrukus pasirodė ir Mantas. Jis džiaugiasi komandos laimėjimu ir savo įmuštu įvarčiu. Ašgi kuklus meškiukas ir apie savo pergalę nutylėjau. Bet kaip reikės paaiškinti, kur dingo sumuštiniai ir kodėl mano meškiuko Beki Kuprinuko suplyšęs kailiukas? Patarkite, vaikai.